Rubriką remia knygynas Pegasas. Labas rytas, malonu, kad ir toliau liekate su Lietuvos televizija. Čia dabar knygų apžvalga ir ją apžvelgs knygyno Pegasas konsultantė Dagnė Narvidaitė. Labas rytas. Labas rytas. Kokios naujienos šiandien? Šiandien atsinešiau 5 naujas knygas. Bus ir suaugusiems, ir jaunimui, ir šiaip tokių įdomių pasiskaitimų. Visiems skoniams? Taip. Klausomės. Taigi, pirmoji knyga, kurią aš šiandieną jums noriu pristatyti, yra David Nichols romanas Viena diena. Romano siužetas prasideda Liepos 15 dieną, kai romano herojai Emma ir Dexteris švenčia savo išleistuves. Rytui brėkštant, vietoj to, kad kartu su savo bendraklasiais eitų pasitikti saulės kur nors, išmintingoji ir visada griežtus principus turinti Emma guli lovoj su vėjavaikiškoju Dexteriu, kurio žavisi jau kelerius metus. Ir po kartu praleistos nakties dalinasi ateities planais. Rytoj jie pasuks skirtingais keliais. Garbėtoška Dexteris įsivaizduoja savo ateitį laikraščių antraštėse ir pačių gražiausių moterų apsuptyje. Na, o Emma ruošiasi daug ir sunkiai dirbti ir taip pat kopti karjeros laiptais. Ji turi savo aiškias vertybės ir tikslus, kurių niekada neišduoda, tad jinai abejoja, kad ši naktis praleista su Dexteriu buvo teisingas sprendimas, bet juk išleistuvės kitą rytą jie daugiau nebesusitiks. Ir iš tiesų jie pasuka skirtingais keliais, tačiau ši naktis tampa jų savotiškos draugystės pradžia. Romano veiksmas išsitempia per 2 dešimtmečius ir mes su herojais galim susitikti kiekvienais metais būtent Liepos 15 dieną. Ir pažiūrėti, kaip išsipildė jų ateities planai, ar jie iš tikrųjų pasiekė savo tikslų, ar viskas rutuliojasi jiems taip, kaip jie planavo ir kaip tęsiasi jų draugystė toliau. Skaitykite šį romaną, jeigu jūs esate abiturientas ir ruošiatės savo išleistuvėm, na ir visi tie, kurie iš tikrųjų brangina pačius smagiausius prisiminimus apie savo išleistuves. Na, o detektyvinių istorijų mėgėjams aš noriu pasiūlyti naująjį Tess Gerritsen detektyvą Dvynės. Tie, kas esate skaitę kitas šios rašytojos knygas, tokias kaip Chirurgas, Pameistrys, Dingusios ar Nusidėlė, tikrai esate susipažinę su svarbiausiamis jos knygų herojėmis. Kaip Agata Kristi turėjo savąjį Herculį Poirot, ar Arturas Conanas Doilis turėjo savąjį Sherlocką Holmesą, taip Tess Gerritsen knygose žmogžudystės bylas stengiasi išspręsti karštakošė detektyvė Jane Rizzoli ir jos kolegė patologė teismo medicinos ekspertė Maura Ailes. Nežinau kaip jūs, bet mane tikrai žavi, kaip Tess Gerritsen sugeba suregzti detektyvinę intrigą ir taip pat kartu atskleisti šių dviejų neeilinių moterų gyvenimo istorijas. Romane Dvynės dėmesio centre atsiduria mirusių karalienė praminta Maura Ailes. Vieną dieną ant teismo medicinos ekspertų stalo ji pamato moterį, kuri iki pačių intimiausių smulkmenų primena ją pačią. Dar labiau šokiruoja tai, kad sutampa jų kraujo grupė ir gimimo data. Maura Ailes, niekada nepažinojusi savo biologinių tėvų, turi pripažinti, kad prieš ją ant stalo guli jos dvynės sesers lavonas. Ir dabar Maura turės ne tik aiškintis sesers nužudimo aplinkybės, bet ir savo pačios kilmės paslaptį. O tai, ką jis sužinos, labiau primins košmarą, o ne laimingą pamestinukės istorijos pabaigą. Žodžiu, tikrai intriguojantis šiurpuliukai. Tess Gerritsen eilinį kartą jūs sugebės nustebinti. Na, o jauniesiams skaitytojams aš noriu pasiūlyti fantastinį nuotykių romaną Mano numeris 4. Ar kada nors pagalvojate, kad tarp mūsų žemėje vaikšto ateiviai? Ir aš nekalbu apie žalius žmogučius didelėm galvom ar robotus transformerius. Ateiviai iš tikrųjų gali atrodyti lygiai taip pat kaip mes, gyventi tarp mūsų ir kalbėti mūsų
kalba. Tik turimos nežemiškos galios išskiria juos iš žmonių tarpo. Tai jų pranašumas ir kartu prakeiksmas. Džonas Smitas Žemėje gyvena ne savo noru. Jis pabėgėlis iš Lorieno planetos, kurios gyventojus išnaikino žiaurieji Mogadorai. Jo tikslas - užaugti, sustiprėti, susivienyti su kitais 8 išlikusiaisiais ir atkeršyti. Tačiau nuolat slapstytis yra sunku, negali prisirišti prie vienos vietos ir negali pamilti sutiktų žmonių. O priešas lipa ant kulnų, sužinojęs, kad 1., 2. ir 3. numeriai jau yra nužudyti. Džonas supranta, kad dabar išmušė jo valanda, nes šitoje pragaištingoje naikinimo sekoje jis yra numeris 4. Tai yra istorija, kuri tikrai užgniauš jums kvapą. Iš pradžių knygos puslapiuose, na, o paskui galbūt ir kino teatrų salėse, nes jau yra pasirodęs ir lygiai to paties pavadinimo kino filmas. Visiems, kurie domisi lyčių studijomis bei vyrų ir moterų tarpusavio santykiais, aš noriu pasiūlyti paskaityti neįprastą Majos Storch studiją Stipri moteris ilgisi stipraus vyro. Knygoje gilinamasi į stiprios moters sampratą, atkreipiamas dėmesys į šiuolaikinės moters asmeninį gyvenimą lydinčius paradoksus, kurie šioje knygoje grindžiami analitinė Jungo psichologija ir iliustruojami populiariosios kultūros pavyzdžiais. Štai pavyzdžiui, garsioji dainininkė Madona. Tikra šiuolaikinė stipri moteris, kuri visada pasiekia savo tikslų, diktuoja savo sąlygas ir nepripažįsta jokių prieštaravimų. Bet peržiūrėdami jos vaizdo klipus, jūs galite pastebėti tam tikrus netitikimus. Tai ji odiniais drabužiais apsitempusi valdovė, tai ji mergina, kuri tiesiog laukia savojo Pedro, kuris ją apgaubtų dėmesiu. Kaip taip gali būti? Kaip vienoje moteryje gali tilpti 2 tokie skirtingi pradai? Taigi, kaip stipriai moteriai išsitekti savyje, kai tuo pat metu ir meilės ilgu, ir norisi savo meilės objektą paridenti nuo kalno? Atsakymas į šį klausimą jums pateikiamas knygoje Stipri moteris ilgisi stipraus vyro. Skaitykite ją, jeigu jums patiko tokios knygos kaip Bėgančios su vilkais ar Antroji lytis. Na ir paskutinė knyga šį rytą yra kito labai populiaraus Lietuvoje rašytojo Josepho Murphyo naujoji knyga Stebuklingos galios tobulam gyvenimui. Šį rašytoją jūs tikrai turite pažinoti iš knygų Jūsų pasąmonės galia. Čia jo pati garsiausia knyga, na, o toliau sekė daug kitų knygų apie pasąmonės galios įtaką mūsų gyvenimui. Na ir šioje naujoje knygoje Josephas Murphys vėl kalba apie mumyse slypinčias galias. Tai ši knyga yra savotiškas ekstrasensizmo pradžiamokslis kiekvienam, kas nori pažadinti slaptas galias slypinčias savyje. Nes žinokite, kad visų problemų sprendimai yra iš tikrųjų užkoduoti mūsų pasąmonėje. Tik tai reikia atsipalaiduoti ir išmokti tuos kodus atrakinti ir jokių problemų jūsų gyvenime nebeturėtų būti. Taigi pasinaudokite Josepho Murphyo patarimais. Šioje knygoje taip pat rasite tikrai daug istorijų iš realaus gyvenimo, nes Josephas Murphys konsultuoja daugybę žmonių, kurie nori, na, tiesiog atrakinti savo pasąmonės galią. Tiek būtų šiandieną. Ačiū už dėmesį. Ir ačiū Jums, Dagne. Gražios dienos. Jums taip pat. Rubriką remia knygynas Pegasas.